Na, kas veikia visi, su jumis aš Drinkeris ir štai mano antrasis epizodas, trečia diena. Tai trečia diena RuneScape. Tai ką, bandom išgyventi toliau. Pažiūrėt, šitos serijos, manau, bus skirtos, žinot kam? Aš sugalvoju. Šitos serijos bus kuriamos. Ne tai, kad aš jas pavadinsiu išgyvenimu. Jūs turbūt galvojat, kodėl. Išgyvenimo todėl, nes aš noriu pats save patikrinti, kiek aš laiko galėsiu žaisti old school'ą ir neišprotėti ir kad manęs neatsibostų. Tai yra visokių šansų, yra galimybių, kad aš jį galiu baigti žaisti rytoj, ar už rytoj, ar kitą dieną. Todėl, nes man labai greitai atsibosta žaidimai. Tai va, čia yra minusas, labai didelis minusas. Man labai greitai atsibosta žaidimai ir aš tiesiog galiu ilgai jo netempt žaist, todėl tai bus man galimybė dėl to, kad aš jį filmuosiu ir jums bus galimybė taip pamatyti, kiek aš galiu ištverti, bet kol kas man old schoolas jūs neįsivaizduojat kaip įdomu. Man taip atrodo įdomesnį žaidimą dar nebuvau žaidęs, jis toks yra žiauriai geras, žiauriai fainas, bet yra minusų tokių, kad negali paresti. Jeigu jūs žinot, kad tai reiškia, ta prasme, atsisės, sėdėt ir atsikraut bėgimo, amžinai galima sakyti, reikia vaikščiot. Tas labai nervuoja. To, kas čia ką tik atsitiko, kodėl F1 yra. Tau gal čia kažkaip perskaityti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Žodžiu, vėliau išsiaiškinsiu. Ir aš taip yra, tai kada tada kas yra kukurūnė. Net kukurūnės nėra. Kažkokia nesąmonė, turi būti ir kukurūnė. Varžinės F1, F2, F3, F4. F2, F3, F4, F5, F6. Už tokius dalykus, tai va, o dabar noriu parodyti savo skills, kuriuos jau pakėliau per šias kelias dienas. Na kaip kelias dienas, per šias 3 dienas, tai va, čia per šią dieną, tai noriu parodyti savo skillsus. Taip, 40 ataka, 35 strengthas, 13 prairis, na prairis gana didelis, bet dar reikės vykti questą. Įvykdžiau tik vieną questą, tai yra Waterfall questas. Aš nežinot, kas čia per questas, tai jis užkelia 30 strength ir 30 ataką, tai galima sakyti, nieko čia nekėliau. Tiesiog 10 atakos lėlių pakėliau ir 5 šitos ir šiek tiek hitpointų, net šiek tiek labai daug. Tai va, turbūt galvojat, koks debilas, karočią mušia goblinus, turėdamas tokius skillus, bet maisto nifiga neturiu, visą maistą, mano vieninteliai maisto šaltiniai yra eit lootint, ką žmonės, eit lootint žmonių pikinančių žmonių, kai pikina žmonės eit žodžiu lootint ir gaunu maisto, čia vienintelis, man taip atrodo, mano maisto šaltinis, nes žvėjot labai tingiu dar eit, netingiu, bet reikia užsikelt tam tikrus skillus, o dabar turėtų atsirasti lentelė, kurioje aš parodysiu, kokius skillus siekiau užsikelti, noriu, kokius skillus noriu užsikelti, nesiekiu, bet kuriuos skillus noriu užsikelti per šitą mėnesį. Nežinau, kaip jums jie gali patikt, nepatikt, bet man tiesiog reikia.
biškį, žinau, gerai. Nežinau, kaip jum jie, bet mano tikslas yra užsikelti tokius skillus. Dabar turiu atsirasti lentelė, tai va, atsirado. Gerai, aš žinau, nemoku editinti, tai perą, bet nesmė. Na gerai, noriu gauti 60 ataką, 50 strengthą ir 70 rangę. Tada įvykdyti labai norėčiau įvykdyti šiuos du questus, Monk, Madness ir Last City, ir gauti 5 milus cash. Tai čia gal... Nu, čia lengvesnis darbas. Gal 5 milus cash, bet šitas vat... Na, jums gal sunkus mane. Žodžiu, aš turiu ten skilpsniukų, čia... Gerai, einam į kitą temą. Tai vat, noriu pakelti šituos vat skillus, 7 rangę, 5 strengthą, 6 ataką, įvykdyti Monkey Madness questą ir Lost City questą. Žinau, jum jie gali būti nuobodus, kaip aš juos vykdysiu, nes aš juos vykdyčiau su YouTube pagalba, tad nemanau, ar aš rodysiu, kaip aš juos vykdau. Tiesiog gal parodysiu, kad aš juos įvykdžiau ir tiek, bet neišvengti, tai pamatysit, kad ten, karočiui, YouTube'as man padėjo. Tai vat, nors manau, man gal net neprireiks Dragon's Scimitaro, ką dar norėčiau pasakyti, nes aš manau, šaudysiu toks iš rangę, šaudysiu, tada mečiu širpavau speką ant Dragon Dagger'uko speką, nes jei žinau tokius kaip Soul Splitas, tai va per ten žiauriai yra gera strategija ir per tokį Grinder Escape'ą. Jei jūs esat žaidę juos, va ten, tai tokios legendinės strategijos tiesiog šaudai ir tokį bam paleidi, karočią šitą, kaip jisai, įmečiu širpavau speką ir tada trauki Dragon Dagger'uko speką ir taip tiesiog gaunasi 4-5 hitai. Ir žmogelis krenta arba toliau kaunasi ir aš krentu. Tai vat, aš lošite old school'ą, labai prašyčiau pašelpti man kažko, nu, ta prasme kažko, maisto, būtiniausiai maisto. Man jūs galite neduoti, ten, kad turit, ar kažką tokį, ten, neduoti pinigų, nes aš jų galiu gauti, o gal ir negaliu, nežinau, bet visa esmė yra maiste, jeigu galit labai prašau, duokit man maisto. Juokingai skamba, bet mane žiauriai reikia. Nežinau, nes, nu, striginėjau žodžiuose, karočią, nes komentuoti lietuviškai nelabai moku, angliškai ypač, nes, karočią, nu, žodžiu, supratot, man reikia maisto ir tiek. Tai vat, ir dabar bandysim pasiimti, nu, karočią, sorry, kad keitėsi, bet taip nusišneku, negaliu. Gerai, bandysim. Po biškį gal geriau šnekėsiu, po truputį. Gerai, bus normalus lietuvis, apsiraminam. Remix.
Nešūdino kokio. Na ką, maistas baigėsi. Keliaukime. Fighting for, well baby you are all that I adore. If love is what you need, a soldier I will be. Reikėjo biškį pabėgioti, tai suvalgiau vieną maisto, na ką, ir jis norėjo tik fight. Let me hold you for the last time, it's the last chance to Gerai, šitas lapas vėl man I try to hold on but it hurts too much. Try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play your broken string. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell you something that ain't real. Oh, the truth. Pizdu, šitą nesitikėjau, kad atsirasim Lambridge. Karoči. Su jumis buvau aš.